Šią savaitę užsienio reikalų ministras Budrys Seime pristatė papildomas prie jau įvestų Europos mūsų Lietuvos nacionalinės sankcijas Rusijai. Žinodami mūsų valdžios mėgiamas provokacijas, atsimenat, Kaliningrado tranzitas, Taivano ambasada ir kitos, klausėme, ar šios nacionalinės sankcijos neneš neproporcingos žalos Lietuvai. Tai yra, ar tarptų sankcijų nėra prekybos sankcijų, kurias galima labai lengvai apeiti. Rusija galėtų importuoti prekes į ES bendrąją rinką per Latviją ar Lenkiją, taip užtikrinant, kad tos prekes patenka į bendrą rinką ir realiai tos sankcijos būtų ne Rusijai, o mūsų ekonomikai Lietuvai. Štai ką ministras atsakė. Įstatymą, kurį mes siūlome pratęsti dar metam, nieko ten nėra, ką jūs įvardinote, ten yra kitos ribojamosios priemonės, tai yra susijusios su patikimu į Lietuvos Respubliką, tai nėra susijęs su mūsų prekybos, su jungtinėmis valstybėmis, su uostu ar su kitais dalykais. Tai eina kalba apie dviejų valstybių piliečių buvimo Lietuvoje apribojimus ir apie galimybės atvykti ir išvykti į Lietuvą. Tie klausimai, kuriuos jūs įvardinot, yra sprendžiami ES sankcijomis arba individualiomis G7 valstybių sankcijomis ar kitų valstybių, kurios prie to prisijungia. Nes šiuo metu tai yra Europos komisijos kompetencija su prekyba susiję dalykai. Na, iš tikrųjų, akivaizdu, kad ministras apsimelavo dėl krovinių. Ministras akivaizdžiai sakė netiesą, nes dalis jo siūlytų sankcijų nustatomos prekiams. Tokias sankcijas Rusija gali apeiti importuodama prekes per mūsų kaimynus – Latviją, Lenkiją ar kitas valstybės ir jos tampa bendrosios rinkos prekiamis. Man perklausti ministro, kodėl nesako tiesos ir koks iš tiesų tų sankcijų tikslas nepavyko. Pirmininkaujantis posėdžiai pasisakymus griežtai nutraukė. Pirmininkaujantis čia dėl pirmininkavimo dėl motyvų ir dėl vedimo tvarkos, vis tik tai įprasta yra, kad po du už ir prieš pasisako. Ačiū, ne. Šiuo atveju taip gausi, kad... Ir po viso to pasipylė jau įprastos trolio atakos, kaip balsavę prieš ministro netiesą, nemyli Ukrainos, kaip tarnauja Rusijai. Žinot, Lietuva ir toliau gyvena trolių burbuluose ir valdžios meluose. O jūs žinokite tiesą. Skanios kavos.